Čia 79-asis Kanų kino festivalis atrodo grįžta prie savo esmės – mažiau komercijos, daugiau kino meno. Šiemet čia beveik nėra Hollywoodo. Ir kaip sako festivalio vadovas Thierry Frémaux, festivalis grįžta prie savo europietiškų senųjų šaknų, ten, kur režisierius balsas yra svarbiausias. Taigi šiemet mažiau Hollywoodo, daugiau kino ir Kanai yra ten, kur taip ilgai savęs ieškojo. Praėjo daugiau nei 30 metų nuo filmo Thelma ir Louise, bet būtent 1991 metų Ridley Scotto filmo kadras šiemet puošia Kanų kino festivalio plakatą. Ir tai labai daug pasako apie šių metų Kanus. Ne apie superherojus, ne apie Hollywoodo blizgesį, o apie laisvę, autorinį kiną ir stiprias istorijas. Neaišku, ar būtent pagal tokius kriterijus šiemet auksinės palmės nugalėtojų tapo Cristiano Mungiu filmas Fjord. Tai rumunų režisieriaus debiutas anglų kalba, kuriame Renate Reinsve ir Sebastianas Stanas vaidina religingus rumunų tėvus, persikeliančius į mažą Norvegijos kaimą ir apkaltinamus smurtu prieš vaikus. Nuomonių kaip ir kasmet įvairių, kaip ir kiekvieno favoritų. Bet grįžkime prie festivalio. Šiemet Kanų festivalis atrodė kitaip. Raudonasis kilimas buvo, žvaigždžių irgi netrūko, bet beveik nebuvo didžiųjų Hollywoodo studijų filmų. Nebuvo tradicinių garsiausių amerikietiškų premjerų, kurios dažnai užgoždavo patį kiną. Vietoje jų režisierių kinas iš Europos, Azijos ir Artimųjų rytų. Pagrindinėje konkurso programoje šiemet varžėsi 22 filmai. Tarp ryškiausių vardų Pedro Almodovaras, Hirokazu Koreeda, Asgharas Farhadi. Daugelis filmų kalbėjo apie šiandienos pasaulį – karus, technologijas, vienatvę, atmintį. Kritikai sako, kad Kanai šiemet grįžo prie savo esmės – kino kaip meno, o ne industrijos. Ir nors pagrindinėje konkursinėje programoje lietuviško filmo neturėjome, Lietuva Kanuose girdima vis garsiau. Festivalio programuose ir industrijos renginiuose buvo pristatyti lietuviški projektai bei tarptautinės koprodukcijos su Lietuva. Tai ženklas, kad lietuviškas kinas po truputį tampa matoma Europos kino dalimi. Filmas Ulja, Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Lietuvos koprodukcija pateko į ypatingo žvilgsnio programą. Taip pat Kanų industrijos ir projektų erdvėse buvo pristatyti kiti lietuviški projektai. Specialiojoje programoje Lietuvoje gimusio ukrainiečių režisieriaus Rostislavo Kirpičenko debiutinis ilgametražis filmas Pavasaris bei studentiško filmo sėkme džiaugiasi režisierius Arnas Balčiūnas su savo trumpametražiu filmu Klasės nuotrauka. Taigi galime teigti, kad Lietuva vis dažniau tampa svarbia Europos kino dalimi, o mūsų kūrėjai, jų kino matymas ir mąstymas, kino kūrimas bei supratimas vis įdomesnys tarptautiniai auditorijai.